Labas rytas visiems, kas mus žiūri su šventom. Leidom savo pramiegoti viską, kas įmanoma. Atsikėlėm ant pietų kažkaip, atsikėlėm ant pusryčių. Galvojom, davai, išsimiegam. Tai vat, kiek dabar, Upa? Pusė 12. Einam į vieną iš Saigono, Hošimino ikoninių vietų. Tuo apsuku kamerą ir jums parodau. Kalbame apie šitą pastatą. Einam kavytės išgerti ir kažką lengvai užgriaužti. Ieškosime įėjimo. Čia kažkas bus dabar, nes kaip ir šiandien paskutinė jų tos šventės nepriklausomybės diena, jie gauna 4 ofus. Šiandien paskutinė, kaip matot. Vyksta pasiruošimo darbai. Bachurėliai dirba, tveria. Viską daro, kas jų jėgom. Ar jie čia jau viskas? Išlanksto. Su tokiais vaizdais atėjom į 6, gal 7 aukštą. Cool, atsigersim kiaušinės kavos. Šaltos, nes aš visą šlapės lemą. Ir tada matysim, kas bus. Aistė pirmoji gavo, sakė valgyt nori, užsisakė vaflį su ledais. O aš lemą visas svarbu. Nu kaip skonis. Kaip pirktinio vaflio? Kaip pirktinio. Sakė vaflis neiškeptas, ne? O pašildytas bent jau? Nelabai. Na, aišku, čia kaip ir sakau, mokinė už maistą, o už vietą tiesiog gražią. Aukščiausias Hošimino pastatas, jeigu ką. Negaliu su kepurė sėdėti, nes Yes. Nes įtempiamos lūgos pas juos visur. Visuose mašinos, autobusuose, nežinau. Tai kiek ten 2,5 kilometro žiūri, karštą 3,1, man atrodo. Nematau net. 3,3 dabar rašo pas į mašinai. Tai pieškom kem 8 minutės būtų reikia eiti, o su taksu gausis euras 3 centai. Rožinė šventykla, tai va tiek važinių. O, bliabački. Nepatinka man, kai reikia batus nusiminėti, bet ką padarysiu. Hibrytę vidai negalima filmuoti, nežinau, ar pavyks kas nors. Užsidengia kai kas. Tau reikia su pirma kojas užsidengti, aistė. Šiaip gražu labai. Rytą pažiūrėkit. Paukščiukai, vargšiukai. Kam? Beveik pusvalandžio kelionės atvažiavom į turgelį. Nusipirksim kavos. Čia turgus.
kažkoks įdomus. Kaip visą laiką. Skudurai visokie, tašės. Daugiau skudurų, dar daugiau skudurų. Vien skudurai. Grynas 25-mečio turgelis. Gariūnuose nebuvau, nežinau. Kas Kaune atsimenat iš senesnių laikų, mano amžiaus, apie 90 gimimo, 25-metis. Tai. Iš krepšių einam į batus. Na, jeigu ką nors vesti įdomesnio, nufilmuosiu. Bet šiaip čia batai, krepšiai ir va maistas prasideda. Mes vieninteliai vaikštom, vos ne. Čia į AliExpress atvarėm, grinai Alibaba. Visokios šlamstų. Kas vienam šlamštas, kitam auksas, aišku, čia. Jau per drastiškai pasakiau. Aiste, patiko tau? Nusipirkom bent kavos, bet kava irgi brangi, tai daugiau 200 gramų neįpirkom. 10 000 yra nepilnai apie 40 centų. Iš tikrųjų neranda mes išėjimo iš šito turgaus, matome bėdą ir biški lietutis, matom, gali pareiti toks lengvas. Tai gal ten tiesiai bandysim eiti rasim. Išgręžiai iki paskutinio lašo. Ir subėga va tiesiai į kibirėlį. Taip, paimsim sendėliukai mūsų arbatos juodos, o savo dar mačiau kavos. Turim tokią situaciją. Apsipirkom lauktuvių dar biškį kaip visada. Mes visą laiką lauktuvės perkam. Ir užpuolė mus lietus. Išsikėtėm dušmą. Čia dabar visi slepiasi nuo lietaus. Arbatą apsimoka pirkt. Kava 100 gramų. Brangiausia kava 100 gramų yra virš 2 eurų. Ne, iki 2, 1,08 €. Pigiausia iki euro. Tai ką, mūsų šiandien trečia kelionė. Taksi automobiliu. Realiai mes galbūt norėjom imti City Tour su tais pačiais, kur mum food turą darė, maisto turą. Norėjom imti miesto turą, atsiprašau už savo anglicizmus. Bet pagalvojom, ten kiek sakėm, $50, $56 gavosi. Mažai. Tai mums šiandien su taksiu mes net 10 eurų neišleidom, apvažiavom jau pusę miesto. Tai dabar važiuojam, pasidėsim namie lauktuvės. Biškiai apsidėliosim daiktus, nes rytoj reikės jau skristi anksti ryte. Ir paskui matysim. Taip? Taip. Iki kitų susitikimų. Dabar muzikinis intarpas. Po muzikinės pertraukos
čia tas važiavimas labai intensyvus visą laiką. Aš man atrodo, aš moku vairuoti, nu, bet čia tai kas pirmas pasignalino, to ir pirmenybė, toks vaizdas. Nu, stipru. Aš visada ant signalo varyčiau. Visada. Sakom, nueisim išsikeist babkių. Pažiūrėkit, kas čia vyksta. Nu, pažiūrėsim, dėl kiek centų mes čia stovime eilėj, nes ten, kur mes praeitas įkeitėmės, buvo 274. Oro uoste 271. Pažiūrėsim, kiek čia. Atėjome pavalgyti į maisto, nesimatys jau čia, į maisto turgą. Aistė sakė, suši nori kaip tik. Aš noriu picos. Ir mes čia ateisim valgyti, ne? Jo. Einam, apeisim ratą, pasižiūrėsim, ką turi hebreitė. Matom, yra su šeku. Ledai. Banh mi. Palauk. Hello. Oi, čia nieko nėra. Hello. Vienu žodžiu, einam rinktis ir tada jau čia visko yra. Kebabų net yra, graikiškų, ir gyros. Fritiūrinė. Aistės maistas. Ką? Labai jauna valgyti. Nu, porcija mažytė. Su lietuviškom nepalyginsi, kuri burna net netelpa. Skanu, ne? Kiek vertinė? Aš irgi paragavau, man tai labai skanu. 8. A ne? Čia tiesiog lašiša, sūris ir kažkoks padažiukas. Teriyaki gal užvarytas ant viršaus. Mano skamba, varau. Karolis susakė rolso. Krevetėm, jautiena ir jo, ir vištiena. Nu tai skanaus kaip ryte. Vaibas neblogas, sakyčiau. Vėsų, gerai. Trečias užėjimas yra korėjietiška vištiena su kimči ir, sakė, neaštriu padažiuku. Turėtų būti be kaulo, aš nežinau. Gerai, aš gyvenime paragavim kimči. Fermentuotas kopūstas. Nelabai. Gerai, kebrytė, skanaus man. Skanaus jum. Nekankinsiu. Pažiūrėkit, kaip graži gatvė atrodo. Nu, arba negražiai, čia jau jums spręsti. Bandom perėti gatvę. Ai, būtume jau perėję, easy. Ėjo ir perėjo. Žiūrėk, pilnas autikas. Bent jau viršui, beveik. Oi, blemba. Prisivalgiam, net sunku judėti mums, žinokit. Va, 4 ant pirdo savo. Easy. O kur mes atėjom? Prie to pastato, kurio nesimato, va čia ir atėjo. Va kaip vakare atrodo tas pastatas, Aistė labai norėjo ateiti. Ne, ir iš tikrųjų galvojom, čia vyks kažkokia šventė, bet čia žiūrim, kad jie dirba, kai, atsiprašau, žiūri kelininkai mane, kur vienas dirba, 15 žiūri. Nu ką, paskutinis vakarinis pasivaikščiojimas Ho Ši Mine ir rytoj ryte anksti kilsime, nu kaip anksti, nelabai anksti.
Ne, 11, kažkas apie 11 skrydis. Dabar esame jų pagrindiniai aikštį, kurie minėjimai visokie vyksta, šventės ir panašiai. Gan nemažai žmonių. Tai tuo apsuksim kamerą. O. Matome priešais, Lotuso žiedą iš tikrųjų. Už Lotuso žiedo Ho Ši Mino statulą ir už jo miesto rotušė prancūziško stiliaus, aš kaip supratau. City Hall, tai miesto rotušė, ne? Atėjom į prekybos centrą. Ką žinau, jau varyti, kažkur nevarysim, pavalgę, sotus, viską, ką galėjom aplankėm. Kas čia vyksta? Tai pradedam nuo pačios. Pasižiūrėsim, jeigu kažką, matėm porą mandrų parduotuvių, iš ko sprendžiam, kad mandros, nes nei vieno žmogaus nėra. Dabar žiūrim. O čia žiūrėk, nemažai aukštų. Šviesu, gražu, vėsu, man patinka, man tinka, važiuojam. Neblogas kamštukas, einam jau kokiu, 200 metrų vis dar kamštis, bet žiūriu jau pabaiga. Pabaiga, kaip gražu viskas žyba, šviečia. Galbūt išgerti kviečia. O, mūsų turgelis, Aistė, ar ne? Sergiai. Einam pro vietą ir čia visą laiką mergos, karočius, sėdi. Visą laiką. Dieną naktį, karočius, sėdi ir nežinia, ką daro. Geria, valgo. Galim ir į kairę eiti. Tai va, neišsiaiškinom. Tai vienas suliuko po 3, po 4 mergas. Ai, palauk, gal jos čia ieško savo kavalierių. Nes ir fotkinas jos čia pasipuošusios. Tai labai įdomu man. Ne, man neįdomu, aš su žmona. Jeigu ką, duosiu kontaktus vietos. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žėrėdavo menu.